Šį trečiadienį KNS komanda Paulius Grigas kiekvieną dieną statydamas ateities kartoms nusprendė savo jubiliejų paskirti kilniam tikslui – pasirūpinti ateities kartomis. Toks posakis, kad pirmąją savo gyvenimo dalį tu statai savo namus, o antrąją statai miestą kitiems. Sekantį savo 50 metų aš tikrai norėčiau paskirti visuomenį, žmonėms, Lietuvai. Tikrai norisi su tuo kažką padaryti kilnaus savo šaliai, žmonėms. Savo jubiliejų, savo gimtadienį visiškai paskiria ir dedikuoja sunkiai sergantiems vaikams. Aš tada supratau, kad šito žmogaus labai didelė širdis. Aš pastebėjau balandžio mėnesį kažkur taip, kad jam yra ištinė žandikaulis. Aš žinau, kad tu gali būti statybininkas. Todėl naudojam šalmą. Kad dabar galėtum eiti prie visų didelių ir mažų pastatų ir išmokti juos statyti. Kokia tavo svajonė, žaisti krepšinį? Taip? Bravo, statybininkas ir krepšininkas, ole! Pasakyti, laukia linksma vasara, ypač tėveliam. Pirmoji svajonė išpildyta ir įgyvendinta, bet čia mes nestojam. Ir tai dar ne viskas. Mes turime dar vieną ypatingą istoriją ir dar ypatingus norus, kuriuos netrukus išpildysime. Visų laikų mėgstamas renginys. Bet svarbiausias noras buvo... Jessica, ar mes turim šuniuką? Ir labai gera Pauliaus širdimi, Rimanto Kaukėno labdaros ir paramos fondui mes dovanojam 25 000 eurų. Ačiū visiems prisidėjusiam. Jūsų aplodismentai. Šį vakarą švenčiam jūsų gerumą, švenčiam nuostabaus žmogaus 50 ir į sceną kviečiam.